Labas rytas, rugpjūčio pradžioje Anglijoje Ekseteris. Ir dabar eisime į mano nuosavą klubą, kuris vadinasi Cozy Club, The Cozy Club. Aš jį pervadinu Uncozy Club, nes čia dabar skamba metalas rytais. Aš čia atvažiuoju su savo super duper velosipėdu. Laiškininkai jau atnešė laikraščių, gal juos reikėtų vaidinti laikraštininkais. Taigi čia yra 2 lentelės, aprašo šitos nejaukios vietos praeitį. Tada čia gydėsi ligoniai, čia yra kiniško elemento. Visokių paveiksliukų ant sienos senoviškų tarpukario laikų. Čia aišku galima rasti ir labiausiai reikalingų išviečių čančandelabros. Einame toliau ir ką mes matome. Please wait to be seated. Tai štai girdime muziką. Pagaliau aš turiu savo nuosavą metalo barą, kuriame skamba muzika. Štai čia yra pagrindinė baro dalis, prie kurios renkasi metalo fanai. Ir jie gali užsisakyti bet ko. Daugybę vynų, kitų spiritinių gėrimų, vodkų. Dar daugiau vynų. Kokteiliai yra galimi užsisakyti. Štai čia yra didžėjaus pultas, iš kur sklinda šita nuostabi muzika. Dabar yra po 6 valandų kelios minutės. Tai turbūt lankytojų nesulauksim. Sveikatą. Kurios brangieji lankytojai. Štai čia yra pirmoji baro patalpa, prie baro. Čia yra antroji baro patalpa. Yra klubo patalpa. Dėdė Leninas kažką veikia ant sienos. Ir yra kitas paveiksliukas. Kur dėdė Leninas aiškina kažką. Štai va prie stalo, ranką padėjęs ant stalo sėdė ir Stalinas. Pačiam viduryje vaizdą dabar ir kiti net pažinti dėdės. Gerai, čia įdomu. Kas nori. Baras yra papuoštas šitokiais anatominiais dideliais paveikslais. O pavyzdžiui, čia yra skeleton. Čia yra nervų sistemos paveiksliukas ir vėl aš juos pakabinau, nes jie yra Švento Andriaus ligoninės asociacijos paveiksliukai. Interjerą puošia dar labai jaukus gyvūnėlių iškamšai. Laputė, kaip gyveni. Gerai gyvenu, ar tik ant sienos kabu. Tai va kokia papūsta uodegė, laputė, šernas ir 2 briedžiai kabo ant sienos ir dar daugiau tokių evil dalykų. Čia va pipirai. Dar vienas briedis. Čia va yra
virtuvė, kuchenas. Dar vienas paveiksliukas. Be to yra ir jaukus Viktorijos laikų taro kortų kambarėlis, kuris talpina iki 14 žmonių. Taigi čia galima irgi gan nejaukiai pasisėdėti skambant piktai metalo muzikai. Ant sienų gąsdinantys paveikslai. Tokie old schoolai. Gerai, kad dar jie nejuda. Ne Hario Poterio dimensija. Nebūtų karšta, yra ventiliatorius, nejaukiai šaldantis. Bet klubo meniu. Dar žiūrėjau, čia nepakeičiu pavadinimą į Uncozy Club. Nieko. Štai va čia va burgeriai yra labai mėgstami ir yra labai pigus. Va, 8,95 svaro už klasikinį burgerį. O brangiausias yra salmon and crayfish burgeris. Lašišos ir krevetės muštainis. Va. Galima dar papildomai už 80 pensų prisidėti beikono ir panašių dalykų. Taigi alus čia, kur alus, čia nėra alus. Alaus reikia ieškoti papildomame meniu. Štai va už lango labai nejaukus irgi vaizdai, statybos vyksta iš visų pusių. Tiek iš šitos pastato pusės, tiek iš kitos. Šiandieną statybininkai, gal todėl, kad šeštadienis neatvyko su bombaliu 7. Tai va, koks nemažas klubiukas. Taigi. Jeigu kada norėsite užsukti į šitą nejaukų klubą, prašome duoti skambutį numeriu +44 7457 09 03 09. Ir jūs būsite maloniai priimti su visa šitoniškąja pagarba.